Nuo šiol Lietuvos teismų sprendimai gali būti pasiekiami per e-teisingumo portalą. Iki projekto įgyvendinimo ES teismų sprendimų paieška buvo sudėtinga dėl skirtingų duomenų bazių, nevienodų identifikatorių ir citavimo taisyklių. Tai apsunkino teisėjų, teismų darbuotojų ir teisininkų darbą. Projekto metu Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko įdiegtas Europos teismų praktikos identifikatorius, trumpinys ECLI, ir sukurtos integracinės sąsajos su e-teisingumo portalu. Dabar kiekvienas Lietuvos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų sprendimas turi unikalų ECLI kodą. Kas yra ECLI? ECLI – tai Europos teismų praktikos identifikatorius, unikalus 5 dalių kodas priskiriamas kiekvienam teismo sprendimui. Pavyzdys – Europos teismų praktikos identifikatorius, šalies kodas – Lietuva, teismo trumpinys, pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas, sprendimo metai, sprendimo numeris. Projektas įgyvendintas per 2 metus, panaudojant daugiau nei 260 000 eurų finansavimą. ECLI numeris įdiegtas Liteko ir integruotas su e-teisingumo portalu. Dabar teisėjai, teismų darbuotojai ir teisininkai gali lengviau pasiekti kitų ES šalių teismų sprendimus. Taip pat Lietuvos teismų praktika pasiekiama ir ES teisėjams bei teisininkams. Integracinės sąsajos su e-teisingumo portalu leidžia tiesiogiai pasiekti kitų šalių teismų praktiką, kurią galima lengviau analizuoti. Turėdami ECLI galime paprasčiau nagrinėti ES teismų sprendimus ir priimti pagrįstus sprendimus. ECLI stiprina teisės principus, didina skaidrumą ir padeda efektyviau vykdyti teisingumą. Kviečiame teisėjus ir teismų bendruomenę aktyviai naudotis teismų sprendimų paieška e-teisingumo portale. Teismų sprendimams cituoti ieškokite reikalingos teismų praktikos greičiau ir paprasčiau.